Sveiki, šiandien yra balandžio 9 diena ir aš pradedu mokytis. Taip, šiandien mokytis jau baigiau, tai dabar, kaip visada, per viską pereinam, nes 3 valandas praleidau, tai jau neblogai norisi man kažko aktyvaus daryti, tai dabar galim dar docs.google, čia viskas susipildys, nes dar irgi nepildžiau kartu ant kameros. Taip, šiandien ką aš perėjau, tai taip, tai dabar su 13 chapteriu baigiau, tai vad galim pažiūrėti, kiek šiandien aš perėjau. Taip, diena 21 jau. Ir perėjau chapteris nuo 7 nuo 7 iki 13. Tai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tai yra iš esmės 7 chapteriai. 7 chapteriai. Ir dar lieka 2 chapteriai. Ir conclusionas. Bet aš turiu tokį įtarimą, kad dar reikės turbūt dar daug visko peržiūrėti. Aš dar nautus esu užsirašęs ir prisiminsiu vėliau ką. Kelis dalykus, kuriuo aš tiesiog negalėjau padaryti, nes tiesiog techniniai trukdžiai buvo. Taip, dabar turbūt prieš tą dalyką perinam, tai jo, ką aš dabar išmokau. Galim pažiūrėti, ką aš dabar išmokau, aš pasame prisimenu. Taip, tai user authentication, tai yra paskyros kūrimas, tuomet kelis pagrindus dabar sakysiu, kas šauna galas, nes geriausiai prisimenu. Tuomet CRUD funkcijas apps aplikacijai. Tai dabar aš jo kuriu naują aplikaciją, tai yra newspaper, nežinau šiaip kaip čia užaudinta, pažiūrėti. Ok, net nematau dabar. News, ok, news. Tai newspaper, newspaper project. CRUD funkcijos newspaper aplikacijai, tuomet tai čia yra, dabar galvoju, create čia delete, update ir edit, aš galvoju. Turėtų, ok. Create, read, update, delete. Tai čia yra create, read, update, delete ir dar vienas realiai tai dalykas, tai yra įkelti, tai yra dar įkelti naują article. Taip pat sukurti tai dabar turbūt geriausias momentas yra pažiūrėti, ką čia gerą padarom. Jo, tai vienas dalykas, ko aš šiandien nedariau, tai yra Bootstrapą nejungiau, nes šitam, kur buvo Django for Beginners, ne, šito knygoje, taip pat visas 10 skyrius. Čia ne visas 10, bet buvo antroji skyriaus pusėje, kaip Bootstrapą pajungti, tai realiai tiesiog viską nukopijuoti, tai esmė, kad jis man regis naudoja senesnę funkciją, senesnę versiją ir man tiesiog kažko neužkrauna, aš daug nebandžiau, bet tiesiog viską padariau, kaip jis padarė ir nieks nevyksta, tai arba per sena versija ir kažkas nesueina, arba kažkokie kiti dalykai, čia gali būti tas integrity, gal kažkas, neįsivaizduoju, aš su Bootstrap'u nesu susidūręs, tai pas man vienas iš tų dalykų, ką dar reikia padaryti, yra truputį pasimokyti Bootstrap ir Tailwindą, nes aš kiek CSS lėčiau, tai tik tai vanilla CSS, tai kas, patį CSS, tą kažkiek moku tikrai, ten esu daręs kelis pats HTML, kaip čia, template'us. Tai šito moku, bet Tailwind ir Bootstrap'ą neliečiau. Tai dabar, ką čia galima daryti? Okay. Dabar aš esu prisijungęs šiandien ir aš galiu pridėti naują straipsnį. Šitas nieko nedaro. Tik pažiūrėjau, nes neprisimenu, kas čia toksai. Pridėti naują straipsnį, tuomet pakeisti slaptažodį ir atsijungti. Čia turėtų dar Bootstrap'o būti, šitie dalykai turėtų būti čia
pavyzdžiui, logout kartojasi, nes turėtų čia būti tiesiog dropdownas. Tai galim pabandyti logout. Jo, tai va dabar, kai nėra logout, tai yra va tas homepage'as, login sign up ir čia turėtų būti tas iššūkimas. Tai galim dabar loginą pabandyti, tai aš esu Google Speaker. Tai pabandysiu įvesti, jeigu prisiminsiu. Ir toks. Jo, tai čia dabar atsiradom, tai dabar galim pabandyti change password. Tai šitas dalykas veikia. Jo, šitas dalykas veikia. Bet kas neveikia, tai vat ką dabar tai pasakysiu, tai sign upas. Sign upas, šiaip gal ir veikia, dabar pažiūrėsiu, test 2. Nes iš esmės čia dar moki, kaip padaryti visą e-mailo autentikaciją su kažkokiu e-mailo provideriu. Bet kame esmė, kad irgi su prisijungimu problemas nenorėjau aš per daug laiko švaistyti. Tai šitą dalyką aš pasilieku dar vėliau. Nes kam yra esmė, kad šitą knyga kažkiek yra vis tiek outdated, tai galimybė, kad kaip su Heroku buvo, kad kažkiek, kas buvo prieš tai nemokama, dabar yra mokama ir dabar tiesiog yra geresnių toolsų. Tai galim 64 ir tokį galim password, ok. Sign up. Ok. Kažko neleido, va čia yra, kad Django turi pats savyje autentikaciją ir iš esmės, ką reikia, tai viską tiesiog padaryti čia, kas nėra sunku, kai tą esi įgudęs daryti. Tai, čia šitą greitai tikrai galima padaryti ten per iki 15-20 minučių, tarkim. Be stiliaus, aišku, su stilium daugiau. Bet stilius, bendrai irgi tu atskirai puslapį nedarai. Pabandom prisijungti. Tai esam. Esam test ++ ir password turėjau įsiminti, aš kaip suprantu. Jo, password įsiminė. Taip, tai vadinasi, kad prisijungti dabar galima, prisiregistruoti tiksliau. Bet esmė, kad be jokios autentikacijos, tai realiai bet kas gali prisijungti ir gali užspamint serverius. Tai kad to nedarytų, turėtų būti e-mailo autentikacija. Tai tą aš dar pažiūrėsiu vėliau, tai kas yra man šiandien dar kokie du darbai pagrindiniai. Tai Tailwind arba Bootstrap pasižiūrėti, tada e-mailo autentikacija ir dar lygiai ir keli dalykai, kuriuos užmiršau, nes būtent pristačius daugiau lygiai. Galvoju. Turbūt gal ir viskas. Tai šiandien prieš tas 3 valandas, aš taip sakyčiau, čia šiandien pirmą dieną, kai jau rimtai pradėjau kažką daryti, kokios problemas buvo, kad kai reikia daug rašyti ir žinai, kad dar ilgai reiks rašyti, tai atsiranda toks noras tiesiog kopijuoti visus šitos dalykus. Tai kažkiek buvau kopijavęs, šitoje vietoje jau pradėjau kopijuoti, bet galvoju, čia tipo whatever, vis tiek pakopijuojate, pasižiūriu, ką čia parašai ir viskas. Bet priejau prie Bootstrapo ir pas jį buvo toks komentaras, sako, čia tikiuosi, kad visur kodą patys rašot, bet čia, kur buvo Bootstrapas, tai galite kopijuoti. Tai aš tada galvoju, tai gal geriau iš tikrųjų grįžti prie to rašymo, kad visą kodą rašyti. Tai nuo Bootstrapo tai visą kodą pats bandžiau rašyti ir iš tikrųjų, kai rašai ir labiau galvojasi ir tiesiog daugiau prisidėti prie pačio kodo. Tai čia tas perversmas irgi vyko, kad tiesiog pats grįžau prie kodo rašymo. Kas toliau? Daug dalykų aš norėjau papasakoti, tikrai ne viską papasakau, kas šiandien gero įvyko, bet tiek šiandien tų dalykų ir dar galim pažiūrėti, kiek čia dar liko šiandien 2 chapteriai, tai čia vienam kartu turbūt, jeigu 3 valandas dar mokysius, dar čia reikia turbūt rašyti, kad hours free, nes vis tiek kažkokią statistiką vesiu. Ir 28 diena bus 2 savaitės, kai darys kažkokį rimtesnį apibendrinimą. Tai dar galim pažiūrėti, kas nusimato toliau mokymosi, nes panašu, kad šitą jau per šią savaitę jau tikrai užbaigsiu. Tai galim pasižiūrėti, kas man toliau nusimato. Immediate Python. Aha. Jo, tai reikia prisiminti, kad aš nežiūrėjau nieko su Gitu. Aš žiūrėjau. Reikia dabar pažiūrėti. Pats nebeprisimenu. Ne, su Gitu žiūrėjau. Su Gitu žiūrėjau. Think Python T, Python Crash kursas. Šitam Python Crash kursai yra tas dalykas, kad yra Django kažkiek dalykų. Tai tą gal vėliau dar irgi peržiūrėsiu, kas ten naudingo yra.
ir dar Real Python yra va tie du kursai, kurie yra pradedančiųjų, beginners pathas su Django, yra advanced pathas. Tai kame yra esmė dabar? Mhm. Kam yra esmė, kad šitą dabar užbaiginėjai, tai vat, kas man lieka iš tų dalykų, tai yra turbūt dar iš tuos pereitų dalykus, pažiūrėsiu kažką gero, kas naudingo. Ir turbūt tada į Real Pythoną gal eisiu. Ir Real Pythoną eisiu. Ir po viso šito gal pabandysiu subildinti Tudiu app ar kažką panašaus į tokį. Nes, kaip ir sakau, tada 3 projektai man siek nusimato. Tudiu appas, tada e-commerce svetainė ir kažkokia socialinės medijas kažkoks prototipas. Tai 3 projektai nusimato, tai aš pradžioj tuos projektus pabandysiu padaryti pagal kažkokį tutorialą ir vėliau, kai suprasiu tą projektą, tą pabandysiu be jokio tutorialo tiesiog su code editoriu ir su Google daryti. Google ir aišku dokumentacija Django. Tai šitie dalykai, tai čia kaip ir pagal visą schedule aš dabar matau, kad dar aš turėčiau Introduction to Python daryti, tai kaip sakant, gana mažai aš esu priekyje negu ką aš galvoju, tai dabar realiai dar nėra 4 savaičių pasiekta. Tai jo, tai dabar jeigu gaunasi 21 diena, tai 160 dienų, dar 140 liko, tai dar labai daug laiko liko. Ir aš manau, kad aš pakankamai greitai dabar viską mokau, tik aišku, to mokymosi dar nedaug yra, nes aš kaip ir pagal pavyzdžių žiūriu. Tai jo, tai šiandien tikrai tiek, truputį plačiau pašnekėjau, nes daugiau minčių irgi kilo, tai jo, mokymas tęsiu rytoj.